Šiuolaikinės technologijos pakeitė mūsų gyvenimą. Dabar jau ne viską vertiname tik pagal kainą. Svarbu greitis, kokybė, galimybės, išliekamoji vertė ir kiti kriterijai. Statybose turbūt sutiksite, kaina vis dar dažnai yra ataskaitos taškas, su kuriuo susijęs pirmas klausimas – kiek man tai kainuos? Lietuviai dar kaip pagrindinį kriterijų naudoja kainą, renkantis saulės elektrinę. Tai iš esmės tai nėra pats svarbiausias dalykas. Dažnu atveju pigesnė kaina reiškia mažesnę patirtį, pigesnę įrangą, prastesnę įrangą, kuri galbūt ir netarnaus tiek ilgai ar taip sklandžiai nedirbs. Todėl siūlyčiau iš tikrųjų remtis ilgametę praktiką ir pasaulinę, ir kitų valstybių iš esmės, kurios nusako ten geros įrangos privalumus. Saulės elektrinės tinka visiems ir tiek seniems namams, tiek naujams namams. Daugiausiai, kas, sakysim, įtakoja saulės elektrinės efektyvumą, tai saulės elektrinės padėtis ant stogo, tiek kryptis, tiek nuolydis stogo. O pastatyti galima ant įvairiausių stogų, ar net ir galima statyti be stogo, tiesiog ant žemynę elektrinę. Dažnai minimas 10 kW saulės elektrinių galingumas, tačiau sprendimų būna tikrai įvairių. Montuojasi per visą stogą, saulės elektrinė 2 pusių, rytų ir vakarų. Ir iš viso šios elektrinės galingumas bus ne 20 kW. Saulės, matot, toks skirtumas, kad elektrinės galingumas matuojasi modulių skaičiums, modulių nominalo suma. Tai gausis tiek, o ten iš tikrųjų daugiau dedasi modulių, kad būtų didesnis efektyvumas, nes jinai veiks viena pusė namo veiks labiau ryte, o kita vakare. Tai tokia bus ilgesnė generacija ir sumoji turės geresnį variantą, nes, kaip matote, pagal šitą namą to optimaliausio varianto pietinio šlaito nėra. Saulės elektrinės modulių gamintojų produkcijos kokybė tik viena iš galutinio rezultato dedamųjų. Tai dažnai statant elektrinę, praktiškai 90%, jeigu tai nėra sutapdintas stogas, yra intervencija į stogo dangą iš esmės, nes tvirtinama į stogo konstrukciją. Ir pagrindinė problema yra iš tikrųjų hermetizacija tų taškų, kurie yra įgręžiami į stogą. Labai dažnai nepatyrę montuotojai tiesiog nedasuka konstrukcijos elementų arba nehermetizuoja stogo, neteisingai intervenciją laidų atlieka į pastatą, kas pasekoje priveda prie didelių nuostolių. Tie nuostoliai, tai kaip bebūtų keista, pas mus Lietuvoje daug lietaus ir pagrindinė problema yra iš tikrųjų lietus, vanduo, paskui užpilami butai, trumpi jungimai elektros instaliacijų. Tačiau galima rizika, ne tik tikimybė po lietingos dienos išvysti per lubas ar sienas varvantį vandenį. Jeigu modulis yra sumontuotas neteisingai, ne pagal gamintojo rekomendacijas, tai iš esmės gali būti ir defektuojamas, taip, kad gali skilt, gali lūžt. Ypatingai vėjo apkrovas gavus, gali vibruoti, gali atsileisti ir nukristi. Rimtų gamintojų ir kokybiškai darbą atliekančių meistrų galutinis rezultatas jums turėtų be rūpesčių tarnauti bent 2 dešimtmečius. Yra tekę matyti elektrinę sumontuotą ant bruselių, kurie net nebuvo impregnuoti. Tai tokios konstrukcijos tarnavimo laikas, sakyčiau, 1-2 metai. Visada verta pasidomėti, kiek projektų yra realizavusi įmonė, kurią ketinate pasirinkti savo rangovu.